Į Panevėžį po daugiau nei pusės metų pertraukos sugrįžo dviratininkas Ignatas Konovalovas. Vaikinas besiruošiantis artėjančiam varžybų maratonui mieste atliko fizinės būklės bandymus. Pasak sportininko, fizinio pasirengimo analizė svarbi, norint išsiaiškinti silpnąsias grandis. Šiandien čia susirinkome padaryti šiokių tokių tyrimų, yra atvykęs specialistas, būtent pažiūrėti mūsų kūno simetriją, ar turime kažkokių tai būtent gilesnių problemų, kurios gali prišaukti, sakykime, didesnių bėdų ir trukdyti siekti rezultatų. Sportininkas sako, kad planuoja startuoti į rudenį Panevėžyje vyksiančiame Europos dviračių treko čempionate. Dviratininkas sako, kad apie dalyvavimą komandinėse persekiojimo lenktynėse jau kalbėjo su kitais sportininkais. Tačiau Ignato Konovalovo iki rudens dar laukia ir daug kitų startų. Esu davęs pažadą, kad startuosiu, kad sudalyvausiu. Ir žiūrėsim, ar pavyks mums čia suburti mūsų tų profesionalų komandą. Jau esu kalbėjęs asmeniškai ir su Ramūnu Navardausku, esu ir su Aidžiu Kruopiu šiek tiek kalbėjęs pradžioje metų, tai šiaip būtų labai šaunu, bet tikėsimės, kad nebus jokių, sakykime, trikdžių tiek iš mūsų komandų, nes spalio pabaigoje vis dar yra varžybų pasauliniam reitinge. Tai priklausys nuo tokių dalykų, aišku. Dabar artimiausios varžybos tai bus tikrai negreitai, už mėnesio kažkur. Galbūt šiek tiek daugiau, birželio viduryje Šveicarijos turas. O paskui, net nežinau, sunku dabar pasakyti, dėl Tour de France ar Vuelta Ispanijos dar niekas neaišku, viskas paaiškės, kai priartės tie svarbus startai. Ar turi kažkokių minčių dėl olimpiados, ją turbūt irgi reikės atsirinkti dar? Taip, reikės atsirinkti. Šiaip aišku turiu ir noriu joje dalyvauti, o kaip ten bus, matysime. Tačiau fizinę sportininkų būklę vertinęs specialistas sako, kad dviratininkams yra kur tobulėti, mat pasak jo, įvertinus moksliniais skaičiavimais pagrįstus bandymus paaiškėjo, jog daugumos sportininkų fizinė forma nėra pati geriausia. Rezultatai tikrai nėra džiuginantis. Kaip minėjau, Lietuvoje treneriai mažai kreipia dėmesio, galbūt ir neturi žinių tam tokiam bendram kūno balanso suvedimui, ir tas atsiliepia vėliau sportininkams traumomis, greitesnių nuovargių, finale netgi blogesniais rezultatais negu galėtų būti. Nes tinkamai paruoštas kūnas, jisai dirba žymiai efektyviau, mažiau vargsta ir leidžia siekti geresnį rezultatą. Europos dviračių treko čempionatas, kuriame planuoja dalyvauti ir Ignatas Konovalovas, vyks spalio 19–21 dienomis Panevėžio dviračių treke. Jame laukiama daugiau nei 250 geriausių Europos dviratininkų ir dviratininkių.